Tai turim paskelbę mes 2 kvietimus šiai dienai. Kvietimą numeris 4 ir kvietimą numeris 5. Ketvirtas yra infrastruktūrinis, kur yra kietas 40% intensyvumas, o 5 yra minkšti projektai, veiklos, renginukai įvairūs. Iki 10 000 ir ten 90% intensyvumas. Ir dar truputį pakalbėsim apie sumanius kaimus, nes irgi šį lapkritį yra kvietimas, kuomet vietos veiklos grupė gali teikti strategiją ir gauti finansavimą kaip skėtinį projektą. Aš esu projekto administratorė Auksė Lebeckienė. Kas prisijungia, tai informuoju, kad renginys bus įrašomas. Renginio metu laikykit mikrofonus išjungtus, nurodykit savo vardą ir tikrai galite drąsiai klausti klausimų ir garsu, ir komentaruose. Tai Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina strategiją 24-29 metų, kurios tema yra vietos ekonomikos ekosistemų plėtra, diegiant tvarios energetikos ir sveikatinimo poreikių tenkinimo sprendimus. Ir nemažai iš tose kvietimuose ir bus susijęs su būtent sveikatinimu ir atrankos balai yra skiriami už tam tikras veiklas ir įtraukiant į projektus sveikatinimo sprendimus ir apie sveiką gyvenseną. Ką reikia padaryti, norint gauti finansavimą pagal kvietimus, tai yra tinkamai užpildyti ir kvalifikuotų elektroninių parašų pasirašyti paraišką Excel formatu, kaip pateikta kvietime. Ir dabar buvo tokiu atveju, kai paraišką konvertavo į PDF-ą, tai mes tokias vertinom, bet dabar pakoregavo taisyklės, kad paraiška konvertuota į kitus formatus nepriimama ir iš karto atmetama. Tai čia norim akcentuoti, kad Excel užpildot, Excel ir išsaugot, ir po to į Adokų pasirašot ir tą Excelį mes gaunam. Paraiškos turi būti atsiųstos kitų elektroninių paštų, negu mes dažniausiai naudojame, kaišiadorys.vvg.dokumentai@gmail.com, ir abu kvietimai galioja iki spalio 31 dienos 12 valandos. Tai kvietimas numeris 4 yra gyvenamųjų vietovių atnaujinimas. Visa priemonės kvietimo suma ir biudžetas strategijoje yra 230 000. Didžiausia galima vienam projektui suma yra 115 000 ir remiamos visos veiklos reikalingos kaimų atnaujinimui. Pareiškėjai gali būti Kaišiadorių rajono savivaldybėje registruotos nevyriausybinės organizacijos, savivaldybė ar savivaldybės kažkokia įstaiga. Toliau pateikiau apibrėžimą, kas yra būtent ta nevyriausybinė organizacija, kad tai yra nuo valstybės ar savivaldybių ir kitų įstaigų valdymo nepriklausomo savarankiškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios ar gyventi vien tik religinius tikslus. Tai čia gali būti asociacijos, viešosios įstaigos ir būtinai tokios organizacijos turi turėti NMO žymą registrų centre. Ir šiam kvietimui, kaip minėjau, yra iki 40% intensyvumas. Ir čia norim dar akcentuoti, kad pagal taisyklės turi būti tokie projektai, kurie kuria arba didina viešųjų paslaugų ar infrastruktūros prieinamumą vietos bendruomeniai. Ir investicijos į būtent viešą infrastruktūrą, kaip pavyzdžiui privažiavimų, viešųjų erdvių kūrimo ar jų pritaikymo negalią turintiems asmenims, negali būti vienintelis projekto objektas tikslas. Tai čia irgi reikia kiekvienu atveju pasižiūrėti, gal tiesiog kažkokios būtent, nežinau, tako kažkur įrengimas ar išasfaltavimas kažkur, tai negalėtų būti vien tik vienas rezultatas, reikia siekti kažkokio didesnio tikslo. Bendras šitos priemonės tikslas yra gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, kurį turėtų pagerinti objektų, kuriuose teikiamos paslaugos pritaikymą gyventojų poreikiams, ypač viešojo naudojimo infrastruktūros susijusių su laisvalaikiu, poilsiu, sportu, sveikatinimu, kultūrinė veikla, būtent pritaikymą jaunimui, vaikams, jaunoms šeimoms, seniorams. Šitie projektai, kaip žinia, visa strategija siekia tam tikrų rodiklių ir kiekvienas projektas siekia atskiro rodiklio, tai šitas siekia R41, kad kaimo gyventojams, kuriems naudojantis būtent paramas, turėtos palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis infrastruktūros skaičius, tai 1050 vienu projektu, tai bendrai 2100, tai čia šitą rodiklį galima būtų įvardinti, įrodyti, kad pavyzdžiui, gal kaimo arba miestelio, pavyzdžiui, kaip Žiežmariai, ar ne, kažką Žiežmariuose padarai, tai Žiežmariuose gyvenančių žmonių skaičius galėtų būti toks rodiklis kaip įrodymas, arba ten jeigu, nežinau, kažkokia mažesnė miestelė, tai galbūt visa seniūnija, pavyzdžiui, net važiuos iš kitos miestelio naudotis, ten, nežinau, parko ar dar kažkuo, tai šitas rodiklis galėtų būti taip įvertinamas. Priemonė tiesiogiai siejasi su VPS tema, kurią anksčiau minėjau.
Tvariai vystoma aplinka sudaro sąlygas rūpinti savo sveikata, bendrauti ir bendradarbiauti, gerai jaustis. Daugiau ten tokia teorija apie tą priemonę. Ir vieni iš svarbiausių yra, kiekvienam kvietime yra atrankos kriterijai. Ir šitos priemonės yra tokie atrankos kriterijai. Mes apie juos dabar ir pakalbėsim. Pirmas kriterijus yra projekte numatytos priemonės padėsiančios švelninti klimato kaitą bei prisitaikyti prie jos ir plėtoti darnią energetiką. Ką tai reiškia? Kad projekto metu vykdomos veiklos ar investicijos prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo, energijos vartojimo mažinimo, iš atsinaujinančių energijos išteklių naudojamos dalies didinimo. Tai čia turėtų būti arba, jeigu tai yra projekto metu kažkokias veiklas vykdai, kas mažina arba ten tas dujas arba didina atsinaujinančių išteklių, tai aprašymas turėtų būti, o jeigu tai yra investicijos, tai tiesiog komerciniai pasiūlymai, kad bus perkami kažkokie įrenginiai, kas mažins arba didins tą efektą. Projekte numatytos priemonės skirtos atitikti visuomenės poreikius susijusius su sveikatos priežiūra ar sveikos gyvensenos formavimu. Čia, kaip irgi minėjau, yra strategijos kaip ir prioritetas. Temoje yra, tai jeigu projekte numatytos tokios priemonės, tai 15 atrankos balų. Didesnis partnerystės mastas ar įvairovė. Čia yra toks naujas kriterijus, kad jeigu projektas įgyvendinamas ne mažiau kaip su 2 partneriais, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra savivaldybė ar jos įstaiga ir ne mažiau kaip vienas yra NVO. Skliaustelėse pridėjau, kad aiškiau būtų pareiškėjas plus savivaldybė plus NVO, tokiu atveju yra 15 balų. O kai pareiškėjas yra NVO, tai įgyvendina su ne mažiau kaip vienu partneriu, kuris savivaldybė ar jos įstaiga, NVO plus savivaldybė ir 10 balų. Ir 3-3 yra, kai savivaldybė plus partneris, nesvarbu koks, tai irgi 10 balų. 4. Numatyta tikslinė grupė jaunimas ir jaunos šeimos. Jaunimas yra skaitosi nuo 14 iki 29 metų, o jauna šeima, kai abu ar vienas yra iki 36 metų, 20 balų. Numatyta tikslinė grupė, tai reiškia projektų rezultatai turi būti skirti jaunimui arba jaunoms šeimoms. 5. Pareiškėjas paraiškos metu yra veikiantis daugiau kaip 10 metų, 70, 4-7 arba nuo 1 iki 4 arba iki 1 metų mažiausiai balų. Kuo ilgiau veikiantis pareiškėjas yra, tuo daugiau balų jis gali gauti. Ir 6. Projekto pobūdis. Projektas apima esamo objekto atnaujinimą ar pritaikymą naujai funkcijai. Pavyzdžiui, jau esamo pastato ar erdvės renovacija, modernizavimas ar kita 15 balų, o jeigu tai visiškai naujo objekto ar infrastruktūros sukūrimas, kur anksčiau vietovėje nebuvo, tai 10 balų. Čia reikėtų pateikti, aišku, aprašymą ir įrodymą. Pavyzdžiui, jeigu tai esamas, tai bus registrų centre kažkokia ar ne, dokumentai, kad pastatas toks, jo unikalus numeris ir visa kita, o jeigu tai, pavyzdžiui, kažkokia apleista aikštelė ar ne krepšinio, gal ten net nebus registrų centre, tai gal nuotraukas kažkokias galima būtų pateikti, kad bus atnaujinama. Neatrodo. Bent pagal skaidrės. Minimum reikia surinkti 40 balų, kad paraiška būtų vertinama. Kadangi biudžetas yra 230 000, tai 2 projektai iki 115 arba gali būti ir daugiau projektų mažiau prašančių paramos. Tai jeigu būtų taip, kad surinkam daugiau paraiškų negu yra biudžeto, bus taikomi, pagal balus išreitinguosim, bet pavyzdžiui, jeigu projektai surenka, pavyzdžiui, būtų po 70 balų, ar ne, ir nėra kaip, arba ten 3 po 70 balų, kaip jos išreitinguoti, tai yra taikomi antriniai kriterijai. Ir bus taikomi 2 kriterijai, tai išreitingavus pagal pirmąjį, antrasis nebus naudojamas. Jeigu pareiškėjas nėra gavęs paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 14-20 metų finansavimo laikotarpio, tai yra praėjusio laikotarpio. Jeigu nėra gavęs, tai jam pirmumas, o jeigu abu, pavyzdžiui, nėra gavę, tai tada prašoma mažesnė paramos suma žaidžia. Kvietimas numeris 5 yra bendruomeniškumą skatinančių iniciatyvų vystymas ir šitą priemonę jau turėjom praėjusiais metais, turbūt 24. Kvietimo biudžetas yra didesnis negu praeitam kvietime, beveik 69 000 eurų, didžiausia galima parama vienam projektui 10 000 eurų. Ir bus remiamos veiklos reikalingos bendruomeniškumą skatinančioms iniciatyvoms vystytis susijusioms su skaitmeniniu įgūdžių ugdymu žemės ūkyje. Pareiškėjai čia taip pat gali būti Kaišiadorių rajono savivaldybėje registruotos nevyriausybinės organizacijos,
Plius, manau, kiekviena tokia organizacija turi turėti NVO žymą registrų centre. Kaišiadorių rajono savivaldybėje, tai tik akcentuojam, kad ten vėliau bus tinkamumas, tai mes kalbam apie Kaišiadorių rajoną, išskyrus Kaišiadorių miestą. Ir šitos priemonės intensyvumas yra iki 90%, nes tai yra veiklos arba galėtų būti ir mokymų projektas. Vietos veiklos projektu laikomas toks projektas, kurio galutinis rezultatas pats nėra materialus turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla. Tikslas yra skatinti kaimo gyventojus dalyvauti kaimo vietovių sumanumui didinti skirtose veiklose. Ir priemonė siejasi su 2 rodikliais, R3, gali būti ir abu rodikliai vienam projekte, arba gali būti R3 arba R42. R3 rodiklis yra daugiau susijęs su ūkininkais, ūkių gaunančių paramą skaitmeniniams ūkininkavimo technologijoms plėtoti skaičius. Arba R42, šitas labiau toks bendruomenėm aktualesnis rodiklis asmenų, kuriems taikomi remiami socialinės įtraukties projektai skaičius. Tai reiškia, kad, tarkim, organizuojam kažkokią šventę, renginį ar kažką, tai reikia įtraukti 5 socialinės įtraukties asmenis, kaip čia pasakyti, tokius, kam paskatinti juos dalyvauti veiklose ir įtraukti į bet kokią veiklą. Priemonė taip pat turi sieti su VPS tema. Atrankos kriterijai. Projekte numatytos veiklos, tai bus vertinama iš preliminarių projekto programų, kurias reikia pateikti kartu su paraiška. Tai 30 balų skiriama, jeigu veiklos skirtos žinių perdavimui skaitmeninimo srityje. Tai reiškia, projekte numatytos veiklos padėsiančios gerinti skaitmeninimo žemės ūkio įgūdžius, kuomet dalyvauja ne mažiau kaip 10 dalyvių iš visų 10 VPG teritorijos seniūnijų. 25 balai, kai veiklos skirtos atitikti visuomenės poreikius susijusius su maisto vartojimo pokyčiais ir maisto atliekų mažinimu, arba 20, jeigu su sveika gyvensena ir jos formavimu. Antras kriterijus irgi paraiškėjo veiklos trukmė. Trečias, numatyta tikslinė grupė jaunimas ir jaunos šeimos, 20 balų. Ir ketvirtas, taip pat apie atsinaujinančius išteklius, kad veiklos arba investicijos padeda plėtoti darnią energetiką. 25 balai. Tai maksimaliai galima surinkti 100 balų, minimaliai reikia 40. Tikrai skatinam visas nevyriausybinės rajono organizacijas teikti, nes biudžetas yra tikrai nemažas ir dažnai net būna, kad projektas neprašo tų 10 000 maksimaliai, tai netgi daugiau gal negu 6-7 projektus galėtume paremti. Taip pat bus antriniai kriterijai, jeigu, tarkim, vienodą balų skaičių paraiškos surenka ir kažkuri ten gauna, kažkuri negauna, tai 3 kriterijai ir išreitingavus pagal pirmą toliau nebus kiti naudojami, tai nėra gavęs paramos iš naujojo laikotarpio, 23-27, kadangi jau, kaip minėjom, jau buvo vienas kvietimas, toliau nėra gavęs paramos iš senojo laikotarpio ir po to prašo mažesnę paramos sumą. Kvietimo dokumentai. Gal tik noriu parodyti trumpai, kur juos rasti. kaišiadoris.vvg.lt mūsų puslapis. Yra ir pradžioje nurodyta kvietimas numeris 4, kvietimas numeris 5 arba šiek tiek žemiau. Visa informacija čia bus patalpintas ir šito informacinio renginio skaidrės ir įrašas. Tai būtent yra kvietimas, kurį reiktų persiskaityti. Paraiška ir kai vykdoma veikla įtraukiamas, ta prasme, ir partneris į projektą, tai reikia jungtinės veiklos sutarties formą parsisiųsti ir užpildyti. Ir čia naudingos nuorodos, kas dauguma ir yra šiandien aptarta iš tų nuorodų. Po to mes pereisim prie paraiškos, peržiūrėsim trumpai visus reikalavimus. O dabar yra tokios vietos projektų administravimo taisyklės, kurios ir nusako, kaip tie projektai, kas gali teikti, kaip ten pateikti, ko neteikti ir kas galima. Tai mes dabar būtent iš tų taisyklių ir tos reikalavimus išrinkom. Projektų kiekis. Paraiškėjas negali turėti ne vieno nepabaigto įgyventi projektą arba būti įgyvenimas leidžiama kiekį vienu metu. Tačiau netaikomas savivaldybių administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms. Tai vieną verslo projektą arba nepelno investicinį projektą, kas ir būtų šitas 4 kvietimas,
arba 2 projektus susijusius su investicijoms į žmogiškai kapitalą. Tai čia 2 minkštus, pavyzdžiui. Ir dar toks svarbus aspektas, kad viešųjų juridinių asmenų, pavyzdžiui, viešųjų įstaigų projektai, kai jų steigėjas ir paraiškos metu vienintelis dalyvis yra vienas fizinis asmuo, laikomi privačiais asmenim ir jiem taikomas 65% intensyvumas. Čia daugiau apie aktualų minkštiem projektam. Reikalavimai ir tinkamos sąlygos pareiškėjui. Registracijos vieta. Tai pareiškėjas turi būti registruotas ir vykdyti veiklą Kaišiadorių rajone išskyrus miestą. Taikoma būtent nevyriausybinėm organizacijom ir registravusios nevyriausybinės organizacijos žymą juridinių asmenų registre. Kaip jau nekartą akcentavau, kad registrų centre reikia turėti NVO žymą, kuri yra reikalinga, kad gautum šitą paramą 1,2%. Taip pat vykdyti veiklą Kaišiadorių rajone, taikomas reikalavimas šitą savivaldybių administracijoms. Ir jeigu projekte numatyta veikla susijusi investicijoms į nekilnojamą turtą, tai tas nekilnojamas turtas turi būti Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Tokie bendri reikalavimai. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla. Pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos nebus ir nėra finansuotos iš kitų fondų. Tinkamą projekto finansavimo šaltinį reikės užtikrinti, po to truputėlį pateiksim pavyzdžių, kaip tą padaryti. Pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą, sudaryti finansinės ataskaitas. Kartu su paraiška reiktų pateikti 24 arba 23 finansinių ataskaitų dokumentus, o nauji ūkio subjektai, nes gali būti ir pareiškėjas dabar sukurtas, ta prasme šiais metais, turi pateikti ūkinės veiklos pradžios balansą. O jeigu šie dokumentai yra prieinami kažkur viešai, kaip pavyzdžiui savivaldybės, tai užtenka pateikti nuorodą, kur tai rasti. Pareiškėjas turi neturėti įsiskolinimų VMI ir sodrai. Projekte, jeigu tai numatytos investicijos atitikti gyvūnų gerovės, higienos, maisto kokybės reikalavimus, kai jos turi įtakos šiems reikalavimams. Jeigu planuojamai ūkiniai veiklai privalom atlikti poveikio aplinkai vertinimą, investicijos atitinka valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai. Čia aišku, jeigu daugiau su maistu kažkas būtų vykdoma. Ir darbo saugos reikalavimus, čia daugiau gal aktualu, kai kažkokia technika ar įranga yra perkama. Partneris. Partneriai gali būti tik juridiniai asmenys, kurie turi vykdyti veiklą VVG teritoriją, bet tuo pačiu metu gali teikti vietos projektų paraišką savarankiškai. Taip pat turi pagal analogiją atitikti, kad neturėti įsiskolinimų VMI ir sodrai, veikti jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir ten reikia nurodyti pareigas susijusius su finansiniais įsipareigojimus, turi būti aiškiai įvardintos. Prie jungtinės veiklos sutarties turi būti pridėtas tinkamai įformintas įgaliojimas, kai sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, ne vadovas. Ta forma jungtinės veiklos sutartyje yra mūsų tinklapyje. Dabar tinkamos sąlygos pačiam projektui. Tai, kaip minėjau, parengtas pagal paraiškos formą, Excel formatu ir nekonvertuotas į jokią kitą formatą. Projektas turi būti įgyvendinamas Kaišiadorių rajono teritorijoje. Jeigu tai projekte numatyta neekonominė socialinio pobūdžio veikla Kaišiadorių rajono teritorijoje ar kitų savivaldybių teritorijose, jeigu tai veiklos projektas. Jei vietos projekte numatyta veikla susijusi su investicijoms į turtą, turi būti Kaišiadorių rajono teritorijoje. Projekto turinys negali būti susijęs su alkoholinių gėrimų gamyba, tabakas, ginklai, azartiniai, finansinis tarpininkavimas, draudimo, nekilnojamo turto operacijos, teisė, medžioklė, elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas išskyrus atvejus, kai ta gamyba bus naudojama savo ar partnerių veiklos reikmėms. Taip pat farmacinė veikla yra negalima, ilgalaikio turto nuoma, išskyrus atvejus, kai nuomojama įrengta darbo vieta, žuvininkystė, mokymasis, krovinių gabenimas, informacinių paslaugų veikla. Išlaidos. Ką dabar galima įsigyti? Tai bendruoju atveju išlaidos turi būti detaliai išdėstytos paraiškoje, tiesiogiai susijusios su projektų įgyvendinimu ir būtinos, būti patikrinamos gyvenimo ir kontrolės laikotarpį, nekeičiamos išskyrus tam tikrus atvejus, būti patirtos tinkamų laikotarpių. Čia yra gana svarbu, tai reiškia, kad ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo
ir ne vėliau kaip iki projekto pabaigos. O ta pabaiga tai maksimaliai 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo, arba jeigu tai yra minkštas projektas, tai sutartis nepasirašoma, siunčiamas pranešimas, tai nuo to pranešimo. Ir išskyrus bendrasias išlaidas, kurios galimos 12 mėnesių atgal nuo paraiškos pateikimo, tai čia daugiau jas eina visokie techniniai projektai, pasirengimas projektams. Bet kuriuo atveju visi projektai turi būti įgyvendinti iki 29 metų balandžio 30. Tinkamos sąlygos išlaidoms dar taip pat, kad jos turi neviršyti vidutinių atitinkamų prekių, paslaugų, darbų rinkos kainų. Ir kaip tai patikrinama, tai reikia pateikti 3 komercinius pasiūlymus su paraiška kiekvienos išlaidos. Arba ekrano nuotraukas, ar kažkokiu kitu būdu. Tai tiesiog iš kur tos komercinius susirinkti, tai iš tiekėjų, kuriems tai yra įprasta ūkinė komercinė veikla, turi būti parametrai analogiški, negali skirtis daugiau kaip 10%. Bent vienas tiekėjas turi būti ne iš Kaišiadorių rajono teritorijos, tai reiškia, kad iš Kaišiadorių pačių gali, bet tiesiog iš VVG teritorijos. Pasirašyti ar pateikti įrodymą, kad siųstas elektroniniu paštu, adresuoti pareiškėjų, galioti, kainos aiškios, prekės naujas, tai naudotos, atitinka Lietuvos ir ES standartus ir negali būti prekės perkamos iš šalių ar pagamintos Rusijoje, Baltarusijoje, Kryme, Moldovos ir ten, kur išvardintos šalys. Tai gali būti jau atliktų pirkimų ar viešųjų pirkimų dokumentai, jeigu tai jau atlikta ir atliekant pirkimus buvo atitinkamai 3 tiekėjai apklausti ir įvertinti. Tik tokiu atveju. Arba dar vienas iš būdų yra ministerijos, agentūros ar kitų Europos fondų patvirtinti, nustatyti įkainiai. Tai dabar truputėlį apie tos įkainius. Čia daugiau yra minkštiem renginiam aktualu. Yra įkainis moderatoriui. Ir kaip matot, komercinių nereikia tada pateikti. Tai vat atitinkamai reikia žiūrėti, kokia kalba bus renginys, kokios trukmės ir kokio dydžio grupė ir yra numatytas įkainis. Aišku, yra atveju, kaip pavyzdžiui, renginys vyksta 2 valandas arba 5 valandas, kaip pavyzdys, ar ne, tai tada jau kaip ir reikėtų susirinkti komercinius atskirai. Tai siūlom naudotis įkainiais. Dar yra salė su įranga nuoma, irgi atitinkamai pagal valandas. Su įranga, tai turime omeny su įgarsinimu, projektorium ir tokia įranga. Kavos ir pietų. Atitinkamai numatot, kiek dalyvaus dalyvių ar ne, ir kavos įkainis, kiek valandų truks 2 kavos pertraukėlės, pavyzdžiui, kai renginio trukmė 8 valandas. Tada leidžiama 2 kavos pertraukėlės, pavyzdžiui, 8,16 € arba pietus. Taip pat yra įkainiai saulės elektriniam, tai pavadinsiu, ir priklausomai nuo planuojamos galios yra, mes, jeigu bus aktualu, galėsim atsiųsti teisės aktą, kur yra net irgi nereikia komercinių, jeigu planuojama kažką atstatyti, tai galima pasinaudoti įkainiais, į ką įeina ir moduliai, ir įrengimas, montavimas, ir inverteriai. Tai truputį pakalbėjom, kaip tas investicijas pagrįsti, ko reikia. Dabar kas tai per tipai, kokie galėtų būti, kokios kategorijos tų išlaidų. Tai naujos prekės ar įranga, gali būti naujos statybinės medžiagos, jeigu planuojama pastatus ar statinius statyti, rekonstruoti ar kapitalinį remontą daryti ūkio būdu. Tada galima įsigyti naujas statybinės medžiagas atskirai kaip prekes. Darbai, tai čia ir statybos, ir visokie kitokie paslaugos, naujų priemonių ir prekių, kurios bus naudojamos projekto metu ir paslaugų, kurios bus suteiktos projekto metu įsigijimas. Čia minkštiem projektam kalbame apie tą 5. kvietimą. PVM, kurio pagal PVM įstatymą neturi pareiškės ar negalėtų turėti galimybės įtraukti PVM atskaitą. Tai negalėtų turėti, tai nuoroda į VMI puslapį, kur yra nurodytos PVM neapmokestinamos veiklos. Jeigu tokia veikla užsiimi, tada PVM kaip ir galima tinkama išlaida. O kaip pareiškėjas yra savivaldybė ar jos įstaiga, tai PVM yra visuomet tinkama finansuoti išlaidą. Taip pat netiesioginės išlaidos, kurioms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas fiksuota į normą. Tokia kaip kategorija ir apie ją truputį toliau pakalbėsiu. Toliau bendrosios išlaidos. Čia bendrosios, kur sakiau, galima patirti 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo. Daug čia prirašyta, bet tai bendruoju atveju tai gali būti minkštiem projektam bendrosios išlaidos negalimos.
Bendrosios išlaidos čia tik tai vat infrastruktūriniam projektam ir nedaugiau kaip 10% kitų tinkamų finansuoti išlaidų. Tai žinoma, projektas bus didelės vertės, tai galima bus ten nemažai tų bendrų išlaidų, bet yra lubos uždėtos, kad nedaugiau kaip 1800 eurų, o jeigu vykdoma nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, tai tada nedaugiau kaip 3000 eurų šioms išlaidoms. O arba 5000 eurų, kai reikalinga paveldosauginė ekspertizė ar archeologiniai tyrimai. Jeigu tai yra konsultacijos kažkokios, konsultantams numatytos išlaidos, jos turi būti išreikštos valandomis. Valandos įkainis, kiek valandų ir toks komercinis pasiūlymas traukiamas į paraišką. Bendrosios išlaidos dar nėra tinkamos, kaip minėjau, veiklos projektams arba kai numatytos netiesioginės išlaidos. Tai tiesiog pasirenkam, ar projektą bendrasias išlaidas imam, ar netiesioginės. O netiesioginės yra tokios išlaidos, kurių, kol kas dar ne vienam projektui nepaprašė paaiškinti, bet iki 12%, čia kaip matot lentelė skiriasi. Čia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. Tai pavyzdžiui, iki 85 000 minkštiem projektam būtų taikoma apie 12%. O jeigu jau infrastruktūrinis, tai jau ten, tarkim, didesnė vertė, tai nuo 175, tai irgi 12%, bet čia priklauso, kiek yra rangos išlaidų dalis. Ką galima daryti už tas netiesioginės išlaidas, tai yra vietos projekto administravimui, dažnai naudojama turto draudimui iš tos išlaidos, finansinių paslaugų pirkimo, ten popieriaus pervežimo, kažkokios įrangos nuomos išlaidos. Nes, kaip minėjau, kol kas dar ne vieno pareiškėjo turbūt netikrino šitų išlaidų. Jų iš jas nereikia atsiskaityti. Kol kas, kol nepaprašo Europos komisija. Gerti. Aš tai gal pasakysiu, kad netiesioginės išlaidos, ta prasme, skirtos yra tam, kad būtų kokybiškai įgyvendintas jūsų projektas. Tam ir skiria tą 12%, kad jūs būkit, mėlyje, geri patys susitvarkykit ir finansininką raskit, ir projekto administratorių, jeigu jums reikia, kas jums, ta prasme, užpildys ataskaitas ar mokėjimo prašymus ir panašiai. Tai dėl to neprašau už jas atsiskaityti, bet kad jūs jas tvarkingai naudojate pas save įstaigoje, tai čia yra faktas. Tai dėl to jas ir skiria. Baigiau. Pakalbėjom, kas yra tinkamos išlaidos, dabar pakalbėsim, kas yra netinkamos. Nes dažnai galima prie tinkamų neradau, bet gal prie netinkamų išlaidų skilties radau, ką aš tą, pavyzdžiui, noriu daryti. Tai nekilnojamo turto įsigijimo išlaidos, negalima įsigyti nekilnojamo turto, naudotų prekių, negalima ilgalaikio turto įsigijimas, veiklos projektuose, minkštuose, negali ilgalaikio turto įsigyti, tik tai tokį, kas naudosi savo tą minkšto projekto veikloje. Baudos, nuobaudos, trumpalaikio turto, kurio vertė yra mažesnis nei mažiausia ilgalaikio, čia daugiau taikoma infrastruktūriniam projektam. Yra toks sakinys, šitą irgi norim akcentuoti, kad investicijos į viešą infrastruktūrą, kurios savivaldos įstatymą priskirto savarankiškoms valdybės funkcijoms, pavyzdžiui, šilumos, gėrimo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir gausaus eismo organizavimas. Jos yra įdėtos prie netinkamų išlaidų, bet šios išlaidos galimos tik tais atvejais, kai jos būtinos projekte veikloms ar paslaugoms teikti, ar didinamas viešųjų paslaugų prieinamumas, kas ir yra dabar ketvirtas kvietimas, ta priemonė. Ir investicijos į viešą infrastruktūrą negali būti pagrindiniu projekto tikslu ir vienintelė investicija vietos projekte. Tai tiesiog kažkur kelio nutiesti negalima, tiesiog reikia paremontuoti kelią, už tas projektą paremontuosiu ir ne kažkur keliuką. Tai taip irgi negali, turi būti prie kažkokių viešųjų paslaugų, ką gauna bendruomenė. Jeigu keliukas. Taip, tai visi veda kažkur, bet dabar apie nekilnojamą turtą pakalbėsim. Tai čia irgi aktualu ketvirtam kvietimui infrastruktūriniai priemoniai.
Jeigu tas turtas priklauso fiziniam arba privačiam juridiniam ar viešam juridiniam asmeniui, pareiškėjas turi valdyti tą turtą kažkaip, nuosavybę, nuoma, kitais teisėtais pagrindais. Tai reiškia, kad turi būti sudaryta nekilnojamo turto nuomos, panaudos ir patikėjimo teisės sutartis, kurioje be kita ko aptarta vietos projektų numatytų investicijų galimybė. Sutartis turi būti registruota registrų centre ir galioti netrumpiau kaip iki kontrolės pabaigos. Kontrolės laikotarpis yra 3 metai po paskutinių pinigų gavimo iš NMO. Pabaigiau projektą, tai ta diena, bet jeigu dar gavau kažkokį likutį pinigų į sąskaitą, tai reiškia nuo to momento 3 metai. Labai svarbus aspektas, kad žemė po naujai statomais statiniais, jeigu nauja statyba, ar žemė, į kurią investuojama, pareiškėjai turi priklausyti nuosavybės teise. Išskyrus atvejus, kai pareiškėjas tą žemės nuomos, panaudos ar patikėjimo teisės sutartį yra sudaręs su valstybinės žemės valdytoju. Sutartis turi būti irgi užregistruota tokia su to žemės valdytoju. Gali būti irgi kitoks atvejis, kai pareiškėjai ar partneriai yra valstybės institucijos, savivaldybė ar jų įstaiga. Jos turi valdyti žemę nuosavybę, nuoma ir kitais teisėtais pagrindais. Tai jeigu kažką norima daryti ir tai valdo savivaldybė ir ten norima kažkokią naują statinį, tai būtina juos traukti į partnerius. Tai gali būti nekilnojamas turtas, kurį savivaldybė valdo, naudoja, disponuoja jo nuosavybės teise ir šis faktas yra registruotas registrų centre, o projektą teikia ar vietos projektą kaip vietos projekto partneris dalyvauja savivaldybė, ji turi būti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto patikėtinė. Na čia to taisyklių yra nemažai, čia realiai galima bet kada su mumis ateiti ir tiesiog turim tokį atvejį, ar mes tinkami, ar pagal kokį punktą, kaip mums čia padaryti, kad viskas būtų gerai. Nes tikrai skaitai vieną, po to skaitai kitą, to dokumentų daug ir reikia žiūrėti gal geriausiai konkrečių atvejų. Jeigu investuojama į valstybinės žemės sklypą, tai čia kuris yra nesuformuotas, tada jis priklauso kaip ir valdo NŽT, tai turi būti jos pritarimas planuojamai veiklai vykdyti. Na ir jeigu tai nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės teise valdo keli bendraturčiai, tai turi būti tiesiog gautas kito to bendraturčio sutikimas. Turim padarę tokią lentelę. Tuoj padidinsiu. Ta lentelė tokia mūsų yra savadarbė. Bandėm iš to visko, kas yra prirašyta. Kaip? Darbinė. Norėsit, galėsim pasidalinti, tai tiesiog čia yra investicijos, ar tai nauja statyba, rekonstravimas, ar remontas, arba infrastruktūra, paprastasis remontas dar yra tokia kategorija. Ir koks turi būti nekilnojamo turto valdymo pagrindas. Pavyzdžiui, nauja statyba, tai nuosavybė, privaloma žemės nuosavybė šiuo atveju, arba ten išskirtinis atvejis negalima, kai ten savivaldybės. Ir privalomi dokumentai su paraiška, ką turiu pateikti, su mokėjimo prašymu ir su galutiniu mokėjimo prašymu. Registrų centro ir ypač paskutiniam lape, kur yra pastabos ar ten sąlygos. Tai tos sąlygos irgi dažniausiai būna, ar tai paveldas dar, ar ten kažkokios aplinkos, ar dujų zonos, ar elektros zonos. Įsinagrinėkit savo pirmiausia turtą, kurį norite investuoti. Dabar statybos tokios tinkamos išlaidų kategorijos. Tai kaip minėjau, tai nauja statyba gali būti arba statinio rekonstravimas, arba kapitalinis remontas, infrastruktūros įrengimo darbai, arba jos atnaujinimas. Taip pat kaip kategorija yra paprasto remonto darbai, 12.1, 12.11 parodysiu, kokie tai galimi darbai. Taip pat nesudėtingų statinių statyba. Ekspertizė yra reikalinga, jeigu jinai pagal tą darbų pobūdį yra reikalinga. Tai irgi yra nurodytas STR-as, pagal kurį reikia vadovautis. Jei projekte numatyti tie statybos kažkokie darbai, turi būti pateiktas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai. Jie turi būti parengti pagal tą STR-ą. Turi būti išduoti visi leidžiantys dokumentai, pateikti su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti. Tai reiškia, kad jeigu kažką noriu statyti ir, tarkim, dar nieko neturiu pasirengęs, tai užtenka pateikti projektinius pasiūlymus su paraiška.
ir skaičiuojamąją kainą, kad žinotumėt biudžetą. Nes kas yra skaičiuojamoji kaina, tai yra kaip samata, kur surašyta, aišku, tą dokumentą rengia specialistai, architektai, samatininkai, kurie parengia pagal jūsų tos projektinius pasiūlymus samatą, ką reikia padaryti, tada jūs, tarkim, tą samatą siunčiat 3 tiekėjam ir jums pasiūlo kainas, už kiek lėšų padarys jums tas darbus. Ir tada vat, jūs taip galit gauti tos savo 3 komercinius pasiūlymus. Bet jeigu pagal pobūdį reikalingas techninis projektas, tai jį reikės pateikti su mokėjimo prašymu. Tai dažniausiai rekomenduojame, jeigu vis tiek planuojama tą kažką daryti, tai pasirengti techninį projektą iš karto, nes projektiniai pasiūlymai kainuoja ir po to vis tiek reikalinga techninį projektą daryti. Tai kaip ir du dokumentai, 2 išlaidų kategorijos tokios gaunasi. Čia vėliau aktualu, kad jeigu statybą leidžiantis dokumentas yra privaloma pateikti info statyboje, tai juos tikrai pateikti nereikia ir užbaigus statybos darbus, užbaigimo dokumentai yra privalomi pateikti arba toje info statyboje, jeigu jie matosi, ne vėliau kaip su paskutinio mokėjimo prašymu. Paprastasis remontas yra toks pagal STR tam tikri darbai, pagal kuriuos gali būti pateiktas tik paprasto remonto projektas. Na, tuomet nereikia techninio projekto rengti. Tai čia yra ištrauka iš tų darbų, tai čia statinio nelaikančiųjų konstrukcijų rengimas, čia galime pasižiūrėti fasadą, stogo dangos keitimas, tik tai yra 12-11 akcentuojam, kiti statybos darbai, jų tarpe apdailos darbai atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų. Tai reiškia, kad paimti pastato ir perdažyti, tai kaip ir būtų paprastasis remontas pagal STR, bet jis yra neleidžiamas. Turima keisti vamzdžius, vėdinimą, įrengti kažką, tada, tarkim, išardei padarai, tada gali sutvarkyti, pavyzdžiui, lubas ar sieną, tik tokiu atveju. Paprastasis remontas. Arba tai galima daryti per techninį projektą, per kokį kapitalinį remontą, tada tai žinoma, ten bus galima, bet paprastasis remontas, kas būtų paprastesni dokumentai, tas nėra leidžiama. Yra dar tokia kategorija, kaip nesudėtingi statiniai. Tai jeigu numatyta jų statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, tai arba su paraiška, arba su to mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti tų išlaidų, turi būti pateikiamas supaprastintas statybos rekonstravimo projektas arba aprašas, kai juos privaloma rengti, ir statybą leidžiantis dokumentas, kai jis privaloma. Ir jeigu tie minėti yra neprivalomi, tada teikiami kiti dokumentai. Sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, eksplikacija, aiškinamasis raštas ir statybos kainos apskaičiavimas. Čia reikia apie statybą leidžiantį dokumentą. Tai tiesiog kiekvienu atveju reiktų žinoti, ką planuojama daryti ir kokios tai kategorijos. Tai čia reiktų su architektais turbūt konsultuotis, kad jie numatytų, ar tai galėtų būti tai nesudėtingas statinys bus, ar tai reikalingas techninis projektas, ar supaprastinto dokumento. Įvertinti. Tai yra 3 didžiulės grupės. Jų statyba, kapitalinis remontas arba rekonstrukcija, paprastas remontas ir nesudėtingi statiniai. Kurią kategoriją jūsų tas norime parkas, pastatas, ten ir žiūrite tą punktą. Projektų preliminarus paskaičiavimas. Tai pavyzdžiui, pagal gyvenamųjų vietovių atnaujinimą maksimali parama yra 115 000, 100% projekto vertė būtų beveik 288 000, na ir matosi prisidėjimas, kuris būtų reikalingas. Tai po to mes dar prieisim, iš ko tas prisidėjimas susideda. Ir bendruomeniškumas skatinančių iniciatyvų vystymas, tai yra 10 000 parama. Bendra projekto vertė galėtų siekti 11 111 eurų ir prisidėjimas yra tik tai 1111. Čia tuo atveju, jeigu PVM-as yra tinkamas. Finansavimo šaltiniai, iš kur tą nuosavas tas lėšas, tą likutinį paimti. Tai gali būti pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos, tai reikia pateikti banko išrašą, kad turima tiek lėšų. Sąskaitoje gali būti skolintos lėšos, bet tik tai iš finansų įmonių ar kreditų įstaigų, ar per sutelktinio finansavimo platformos operatorių. Atitikti šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu, gali būti iš veiklos gautinos lėšos, projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos, taip pat turi būti pateikiami dokumentai, kad tas partneris tiek lėšų turi, savivaldybės biudžeto lėšos,
prie vietos projekto pateikiant savivaldybės raštą, kuriame numatyta galimybė prisidėti, arba savivaldybės tarybos sprendimą skirti lėšų projektui įgyvendinti. Jeigu su paraiška nepateikiamas tarybos sprendimas, jis turi būti pateiktas su pirmu mokėjimo prašymu. Čia irgi toks įdėtas sakinys, kad nežinau, nes dabar atranką atlieka mes, o visą vertinimą tinkamumą atliks nacionalinė mokėjimo agentūra. Tai jie turės įsitikinti, kad jūs turit lėšų. O čia taisyklėse įrašyta, na čia iš taisyklių punktas, kad galima pateikti su pirmu mokėjimo prašymu. Tai nežinau, kaip jie įsitikins, jeigu, ta prasme, kad turėsit tų lėšų, jeigu galima vėliau pateikti. Tai čia tikrai rekomenduojam nepavėluoti, ta prasme, jeigu reikia lėšų, tai turbūt reiktų į savivaldybės tarybos posėdį spėti kažkurį ir teikti prašymą savivaldybei. Atrodo, kad iki sprendimo. Gautinos lėšos, tai jau minėjau, bet čia daugiau gal verslo aktualu, kaip pavyzdžiui kažką vystai ir gauni, tai čia bendruomeniai nelabai gal šitas tinkamas. Arba gautinos paramos lėšos, kai projektas įgyvendiamas ne vienu etapu, tai vėliau truputį pateiksim preliminarų paskaičiavimą, kaip įsidėlioti lėšas, kad pavyzdžiui kuo mažiau nuosavų lėšų reikėtų. Ir dabar dar pakvaršinsim galvą, nes galima prisidėti pareiškėjo ar tinkamo projekto partnerio įnašų natūrą. Čia buvo ir praeitam laikotarpį šita galimybė. Tai gali būti savanoriškos veiklos, tik fiziniai darbai arba nekilnojamas turtas. Maksimaliai šitų įnašų natūrą galima prisidėti iki 20% infrastruktūriniai priemoniai ir iki 10% minkštose veiklose. Tai kaip ir parašėm, pavyzdžiui, 40% yra intensyvumas, 20% yra kažkokie įnašas natūra ir dar 40% iš kažkur reikia gauti. Arba minkštuose gali būti 90% parama ir 10% būtent iš įnašo natūra. Tai dabar apie tą įnašą natūrą. Tai gali tokią įnašą natūrą gauti tik tai pareiškėjai viešasis juridinis asmuo. Tai įnašas natūra savanoriškom veiklom. Jos turi būti aiškiai įvardytos, turi būti tiesiogiai susijusios su projekto tikslais, būtinos jiem pasiekti. Vertinimo metu įsitikinama, kad tos veiklos nėra dar atliktos. Turi būti pamatuojamos jų atlikimo metu sukurtas konkretus rezultatas ir produktas. Na, turėjom tokį atvejį, kaip pavyzdžiui, bendruomenė tvarkė namus ir jie ardymo darbus atliko patys, savo bendruomenės nariai ardė ir pasirašinėjo, skaičiavo valandas ir tai buvo jų savanoriški darbai, kurie buvo įvertinti pagal tam tikrą valandinį įkainį. Nefizinės veiklos susijusios su intelektinė veikla nėra tinkamos finansuoti, tai tik tai fizinės. Tai dabar valandinis įkainis pagal 25 metų antrą ketvirtį yra 14,60 €. Tai tiesiog, jeigu tai norima daryti, tai tiesiog irgi reikia pagrįsti. Tai jų atveju tai tikrai buvo viskas logiška, o čia reikia ir savanoriškų veiklų pavadinimai, ir valandinė vertė, tai kaip ir yra ta vertė, mato vienetas, kokia tai apimtis, išardyta, padaryta, iškasta, nušienauta, kažkas hektarais, kvadratais, arais, sąsaja. Nušienavimas kas savaitę. Ir kitas yra įnašo natūra, kita pusė yra nekilnojamų turtų, bet čia irgi yra dvi išlygos. Arba turi pasikeisti nekilnojamo turto savininkas, kai paraiška teikiama su partneriu, kuris jungtinės veiklos sutartyje patvirtina, kad skyrus paramą iki sutarties pasirašymo perleis nuosavybės teisę į nekilnojamą turtą pareiškėjui. Subjektai negali būti susiję institucinio pavaldumo, giminystės, įmonių susietumo. Tai nežinau, čia skaitos institucinis pavaldumas. Galbūt čia gal. Netinkamas būtų tik tai, jeigu buvo toks indėlis pripažintas senesniam laikotarpį.
arba pasikeičia nekilnojamo turto paskirtis. Tai reiškia, jeigu pastatas, pavyzdžiui, yra kažkoks negyvenamasis, tik negyvenamosios paskirties dabar yra, ir nuosavybės teise priklauso pareiškėjams, tai čia viešiesiems ar savivaldybei, tik tokie ir tinkami mūsų pareiškėjai, ir įgyvendinus projektą, paslikus jo kažkokį ten rekonstrukciją, pavyzdžiui, pasikeičia negyvenamo pastato paskirtis negyvenamųjų pastatų kvalifikacijos pogrupių lygmenyje. Ir turi būti pateikiamas registrų centro išrašas, kuriame nurodyta pradinė turto paskirtis. Nu, tai pavyzdžiui, kažkoks buvo ar ne. Tai dabar biudžeto dalykus ar ne? Mokslo turbūt. Tai va, turite registrų centrą pažiūrėti, kokia yra paskirtis iš to išrašo. Ir jeigu reikia pažiūrėti, jeigu mokslo, jeigu vykstumėte į bendruomenės namus, tai kaip ir galite prisidėti. Turi pasikeisti paskirtis pastato. Iš mokslo jo į kažkokią maitinimo ar kokią. Keisti savininkas arba paskirtis. Jo, pastatam. Paskirtis tik tai pastatam, nes tik negyvenamieji įvardinta. Pastatam, gali būti žemė pastatas pasikeičia savininkas arba pastatas paskirtis tik tai. Tokie variantai. Piniginė vertė reikia išreikšti tą nekilnojamo turto vertę ir jeigu ta vertė rinkoje viršyje indėlio dalį, tai tiesiog čia aprašyta, kad tiesiog ta prisidėti tiek, kiek trūksta, o jeigu nesudaro, tai dar reikia prisidėti dar savo kažkokiu nuosavom lėšom. Bet kokiu atveju tik tai 20% galima prisidėti iš tų įnašų natūrą. 10. Sumažinti jį kažkiek. Kaip? Paramos išmokėjimo būdai yra 3 būdai. Pirmas yra išlaidų kompensavimas su avansu iki 40%. Nuo avanso gavimo per 3 mėnesius reikia pateikti pirmą mokėjimo prašymą. Jis yra ekonomiškai naudingiausias su 3 mokėjimo prašymais. Žemiau yra lentelė parodyta, kuomet, pavyzdžiui, paėmėm minkštą projektą 10 000 ir avansas būtų 4 000 eurų. Pirmas mokėjimo prašymas per tuos 3 mėnesius nuo pinigų gavimo dienos, tarkim, būtų 2 000. Ir antras mokėjimo prašymas 4 000 ir trečias mokėjimo prašymas turi būti didesnis arba lygus avansui, vėl 4 000. Tai tokiu atveju kaip ir gavai pinigų, išleidai, vėl grįžo, vėl išleidai, vėl grįžo ir kaip ir net nereiktų teoriškai, savo lėšų reiktų tik tiek, kiek prisidėjimas. Kaip ten sakėm, 10 000 projekto vertė, tai prisidėjimas yra 1111. Tai savo aišku, kad reikės tų savo nuosavų lėšų, bet paramos nereikės iš kažkur paimti, o po to padengti. Išlaidų kompensavimas galimas be avanso, bet tai kaip pavyzdžiui, jeigu bendruomenė ar kažkas nevyriausybinė organizacija turi ten tos pinigėlius, gali pati išleisti ir po to jai sukompensuotų. Arba trečias sąskaitų apmokėjimas, kaip pavyzdžiui, kažką įsigyja, perka ir sumoka tik tai savo dalį. Pirkau kažką, kaip pavyzdžiui, renginio organizavimas 10 000 ar ne, kažkoks, ir sumoku tik tai savo 1000, o to 10 000 tiekėjas palaukia, kol pateikiu mokėjimo prašymą agentūrai ir man sukompensuoja. Tai yra čia apie kokius gali 3 mėnesius laukti. Tai čia tiekėjui blogiausias atvejis, nes jis turi palaukti, bet realiai tų lėšų irgi tada nedaug reikia. Norim parodyti paraišką. Paraiška yra Excel formatu, neįsigaskit, tų šitų yra nemažai, bet viskas su instrukcijom. Melsvas, čia irgi jums melsvas, privalomas laukas pildo pareiškėjas. Žalias automatizuotas, oranžinis pildo VVG, pilkas nepildomas. Pirmas, antras, tai čia tiesiog bendra informacija apie pareiškėją, adresas, projekto pavadinimas, kas atsakingas už projektą.
Trečias yra projekto idėjos aprašymas. Yra nurodytas šitos priemonės tikslas, koks yra, tai jūs irgi kaip ir rengdami kažkokį savo projekto tikslą, vis tiek turite kažkokių sąsajų su tos priemonės tikslu. Uždaviniai, rezultatai. Čia apie priklausimą grupėms tokia bendra informacija ir gal pačios svarbiausias lentelės yra 5 ir 6. 5 yra atrankos kriterijai, tai čia yra tie patys kriterijai, kuriuos ir rodžiau skaidrėse. Ir pavyzdžiui, jeigu planuojat prie kažką pirkti, nežinau, saulės kolektorius ar kažką atsinaujinančio energetikos kažkokius investicijas, žymime taip. Ir iš karto atsirado 20 balų šioje skiltyje ir čia rašome, kaip jūs atitinkat. Planuojame įsigyti tokį galingumą saulės elektrinę, pridedam 3 komercinius pasiūlymus, to ir užtenka. Nes šitam stulpelį patikrinamumas yra tai, ko mes ieškosim paraiškoje, būtent šitam langelyje. Aprašymas ar kažkas. Pavyzdžiui, prie partnerystės masto reikia būtinai pateikti jungtinės veiklos sutartį. Tai rašot, pateikta jungtinės sutartis, tas ir tas bendradarbiauja, ne tas NVO ten ir taip toliau. Tiesiog tokia bendra, daug informacijos, kaip jūs atitinkat. Tikslinė grupė jaunimas ir jaunos šeimos. Čia tiesiog aprašymas pateiktas, kas tas jaunimas. Dėl pareiškėjo gyvavimo trukmės, tai reikia pateikti vis tiek arba elektroninį sertifikuotą išrašą, arba kažkokį kitokį dokumentą, kiek tas juridinis asmuo, kada įregistruotas ir kiek jis veikia. Projekto pobūdis, čia, kaip sakiau, pateikiam arba registro dokumentus, ar kažkokias nuotraukas. Tai tiesiog užpildot, čia pasirinkam iš šokančių langelių, o melsvą užpildom. Užpildėm, toliau einam į finansinį planą. PVM išlaidų tinkamumas. Čia pasirenkam PVM tinkamą išlaidą ar PVM netinkamą. Verslui PVM mokėtojams. PVM tinkamą išlaidą. Pasirenkam veiklos ir mokymų projektai. Šiuo atveju aš atsidarius esu infrastruktūrai. Tai renkamės investiciniai projektai. Paramos intensyvumas. Čia 90, čia jūs patys mėlynas, jūs patys čia koreguojatės. Rašom 40. Na ir prekės, kažkokių prekių, tarkim, nepirksim, darbai ir paslaugos, ar ne? Kažkokią konstrukciją rašom, ar ne? Ir čia automatiškai rašom suma su PVM, čia automatiškai viskas skaičiuojama. Pavyzdžiui. Jo, čia patys dar irgi pasirenkam iš to komercinio pasiūlymo, ką mums pasiūlė, ar PVM 0, 5, 9 arba 21%. Ten su statybom, kiek žinau, ten truputį kitaip yra kažkoks atgalinis, tas atvirkštinis PVM. Ir tada veiklos rangos išlaidos, tai yra išlaidos, kurios 100% yra atliekamos trečiosios šalies. Tai reiškia, jeigu statyba kažkokia visada bus 100%. Bet, pavyzdžiui, savanoriški darbai yra visi 100% nerangos. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju visą 100 000 yra rangos išlaidos, nes nuo jų po to netiesioginės priklauso kiek procentų. O jeigu, tai, pavyzdžiui, reikia kažkokią prekę, įrangą, tai irgi aš paėmiau, nusipirkau iš tiekėjo ir turiu. Reiškia, savo rankų nedadėjau, tai yra rangos išlaidos ir čia visa suma persikelia. Ir čia automatiškai paskaičiavo, kad, tarkim, turim investicijų rekonstrukciją 100 000, ir paramos suma, kaip matot, 40%, 40 000. Dar čia reikėtų užpildyti pasirinktas išlaidų parametras. Nežinau, rekonstrukcija pastato, kurio pagrindiniai parametrai kvadratūra, ar ne, ten 100 kvadratų, arba ten tūris, arba ten kažkokie pagrindiniai keli parametrai, kurie nusakytų tą jūsų pastatą. Rinkos kainos pagrindimo būdas. Irgi pasirinko, ar tai 3 komerciniai, ar tai įkainiai, kaip rodėm įkainius, ar ne, ten moderatoriaus, kavos, atlikti viešieji pirkimai, jeigu jau atlikti, arba kita pasirenkama keli būdai, pavyzdžiui, 2 komerciniai ir 1 ekrano nuotrauka, ten kažkokio įrenginio, ar ne, gal 2 komercinius asmeniškai, o kitą radau internete, padariau ekrano nuotrauką, tai irgi taip tinkama.
Nu ir čia aprašyti planuojamų išlaidų poreikių ir kainos pagrindimą. Iš kur susirinko tos komercinis, kodėl tai reikalingas tas poreikis. Ir apačioj lentelėje dar yra skiltis bendrasios išlaidos, projekto viešinimas, verslo plano parengimas, šitas neaktualu, nes verslo plano nereikia rengti, techninis projektas, jam išlaidos, įnašas natūra, va čia va irgi atsiranda, savanoriškas darbas arba nekilnojamo turtu, tai jeigu bus taikoma. Ir pavyzdžiui, va toliau suskaičiavo 6 tiesioginės išlaidas ir va yra stulpelis veiklos išlaidų dalis. Kadangi turėjom vieną investicinį 100% rangos išlaidos, tai reiškia 100% ir pasiūlo, kad galima fiksuota norma skaičiuojant netiesioginės išlaidas yra 12%. Gerai, įsirašau 12%, automatiškai paskaičiavo, kad netiesioginės išlaidos yra 12 000 šiuo atveju. Nuo jų paramos bus 4800 dėl to, kad 40% skaičiuoja. Ir turim eilutę iš viso tinkamų išlaidų, kuri persikelia į 7 šitą. Kaip matot, visa vertė 112 000, o paramos yra 45 grubiai. Ir čia viskas pasimatys 112, 40, 4800 ir yra vietos projekto finansavimo šaltiniai. Pavyzdžiui, jeigu tai yra nuosavos lėšos ar savivaldybės biudžeto lėšos, spaudžiam taip ir rašom, ar ne, ten 20 000. Čia pateikiam, kad raštas, ar ne, savivaldybės kažkoks. Ne viską dar leidžia mums čia ir pildyti. Arba skolintos, ar partnerio nuosavos lėšos, arba įnašas natūra. Nu, čia vat visos galimi variantai. Ir 7.5 pasirinkam išlaidų apmokėjimo būdas, tas, kurį mes kalbėjom. Pavyzdžiui, jeigu aš norėsiu avansą, tai rašau išlaidų kompensavimas su avansu. Kalbėjom apie rodiklius ir pereinam prie 8 šito, kur yra nurodyti rodikliai. R41 infrastruktūriniam, čia kur galutinių naudos gavėjų skaičius. Kur kalbėjom, kad, pavyzdžiui, miestelio gyventojų skaičius arba seniūnijos iš gyventojų surašymo. Tai spaudžiam taip, kad nes čia yra privaloma šitas pasiekimų rodiklis ir pažymim, kad 1050 buvo minimalus, tai aš, pavyzdžiui, 1100 įrašau, kad mano toks rodiklis, aišku, galima geriau būtų jį kažkur dar pagrįsti, kodėl toks rodiklis, iš kur paėmėm tas skaičius. Jeigu projektas skirtas čia jaunimui, čia yra tokie papildomi. Žymiu taip ir pateikiu aprašymą, kaip mano projektas skirtas jaunimui. Ne, pavyzdžiui, jeigu prašiau balų, kad mano investicijos skirtos jaunimui ir jaunom šeimoms, ar ne, ten, nežinau, kažkokį žaidimų parką, skate parką, arba ten dar kažkokį padariau, ar ne, tai kaip ir suprantam, kad tai yra jaunimui, tai čia tiesiog aprašau. Projektas susijęs su VPS tema. Čia bet kokiu atveju reikia spausti taip ir aprašyti, jeigu prisideda prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos švelninimo. Čia irgi aktualu, jeigu buvo prašoma atrankos balų, pavyzdžiui, net apie tą saulės elektrinę, kaip elementarų pavyzdį pateikiau, tai irgi spaudžiam taip ir parašai, aš tai planuoju įsigyti tokią galios saulės elektrinę. Projektų yra gerinimas paslaugų prieinamos ir infrastruktūra. Tai bet kokiu atveju, manau, irgi, kadangi tokios investicijos, kaip sakėm, kažkokio keliuko eilinio rajoninio kaip ir nelabai galima tvarkyti, bet kažkokį privažiavimą į mokyklą, kažkur į kultūros, nežinau, į sveikatos kažkokią įstaigą. Tai paslaugų prieinamumą didinam, tai čia irgi aprašom. Toliau yra 9 šitas tinkamumo sąlygos, tai čia irgi yra iš tų taisyklių, ką mes dabar apkalbėjom. Pavyzdžiui, ar pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą. Tai tiesiog jūs turit pažymėti tai. Ir pagrindimas. Ir pavyzdžiui, jūs pateikiau 24 metų finansinės ataskaitas. Nu, tai taip elementariai, bet aiškiai ir konkrečiai. Ar pareiškėjas veikia sąžiningai? Taip, veikiu. Nu, čia veikiu sąžiningai galima parašyti. Na, čia šitos formos yra nacionalinės mokėjimo agentūros, kartais truputį juokingos, bet viską reikia stengtis užpildyti, nes paraiška, jeigu jinai neužpildyta, arba ten kažką pildžiau, biškį nepildžiau, pateikiau, nu, tokia bus atmetama. Toliau 10 yra įsipareigojimai. Ar įsipareigojate nenutraukti veiklos, neperkelti už VVG teritorijos ribų? Taip, neaktualu gali būti. Tai tiesiog čia
kai kur jau sužymėjom už jūs, kad pavyzdžiui, čia apie socialinį bendruomeninį verslą, tai jau, kad neaktualu. Ir 11 yra pateikiami dokumentai. Pavyzdžiui, projekto pobūdį pagrindžiantys dokumentai. Pavyzdžiui, registrų centro išrašas, kad tas pastatas yra, pavyzdžiui, mokykla yra, ne, mes ją tvarkom, ne, tai yra kaip ir esamo objekto tvarkymas, kažkokia žaidimo aikštelė arba ten nuotraukos. Finansinės ataskaitos, tai tiesiog pažymė, taip, pateikiau. Ką pateikė, tą pažymė. 12 čia būtinai irgi reikia uždėti taip. Nepasirinkus atsakymo žaliame lauke, paraiška bus laikoma užpildyta netinkamai. Nu, čia tokiu, kad patvirtinu, kad paraiškoje ir jos dokumentuose pateikta informacija yra teisinga. Tai tiesiog nepamirškit čia uždėti taip. Nu, čia bendrieji tokie klausimynai. Mes jau visai esam prie pabaigos, pereisim prie klausimų tojos. Na ir kai gaunate paramą, skiriate finansavimą, pasirašot sutartį, per 20 darbo dienų, tai reiškia, galima sakyti, per 1 mėnesį, turit paramos gavėjo oficialią interneto svetainėje, jeigu tokia yra. Ar bent viename socialinėme tinkle, Facebook, Instagram, Twitter, per 20 darbo dienų paskelbti trumpą projekto aprašymą su planuojamom veiklom, gautų finansavimu ir informacija tokiais skiriamaisiais ženklais, tokiom nuotraukom, kaip bendrai finansuoja Europos Sąjunga. O jeigu parama lygi arba viršyje 10 000, tai iki galutinio mokėjimo prašymo, tai reiškia iki pabaigos projekto, gerai matomoje vietoje pakabinti bent vieną nemažesnį A3 plakatą. O kai viršyje 50 000 parama, tai pakabinti aiškinamąjį stendą arba lygiavertį elektroninį ekraną. Tai nėra nurodytas, kokio dydžio tas aiškinamasis stendas bus, tai rekomenduojam bent didesnį negu A3, nes A3 tai ten mažesniem projektam taikomas nurodytas. Tai bent didesnį, gerai matoma. Ir tas plakatas ar aiškinamasis stendas turi kabėti ne trumpiau kaip iki kontrolės pabaigos. Tai reiškia, pabaigiau projektą ir dar 3 metai, tai kad jį kokybišką pasirengti. Svarbiausi dokumentai, visgi ką reiktų pateikti, tai balų pagrindimo informacija, už ką jūs prašote atrankos balų, tai pavyzdžiui, ten tas elektroninis sertifikuotas išraiškas, registrų centro dokumentai, komerciniai, jeigu ten kažkokių išlaidų už atrankos balai už juos gauti, nusišalinimas įtaikoma, pastatų žemės dokumentai, statybos dokumentai, tie visi techniniai projektai ir projektiniai pasiūlymai, prisidėjimo informacija, bankų išrašai, savivaldybės raštai, finansinės ataskaitos ar nuoroda į jas, ilgalaikio turto vertės nustatymo informacija, čia infrastruktūriniam aktualiau. Įgaliojimai paraišką teikia ne įmonės vadovas. Čia irgi gana svarbu, nes pavyzdžiui, jeigu mums paraišką registruojam ir žiūrim, kad pateikė organizacija, bet ne vadovas, o įgaliojimo nėra, tai mes tai irgi nelabai žinom, ką tada darys tokią paraišką, nes pasirašo ne vadovas įmonės, tai tada reikia įgaliojimų. Pasirašyti paraišką siūlom per ad hoc archyvų puslapį arba, nežinau, galima per SignaWeb ar Docobit. Čia esam gavę ir su jumis dalinamės tokia lentelė, kur galima, pavyzdžiui, su Smart ID pasirašyti per kokius, arba kur su mobiliu parašu, kur ten parašo atvaizdavimas ir nemokamų parašų skaičius. Aišku, dabar jau gal kiek viskas pasikeitė, nes ir GoSign ten juk greitai išsijungs. Tai tik dar kartą primenu, kad paraiškos priimamas iki spalio 31 dienos, 12 valandos, turi būti pasirašytos kvalifikuoto elektroniniu parašu ir atsiųstos elektroniniu paštu kaišiadorys.vvg.dokumentai@gmail.com. Pasirašo juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas. O įgaliojimas juridinio asmens laikomas tinkamu, jeigu tas įgaliojimas pasirašytas vadovo elektroniniu parašu. Tinkamai užpildyta ir pasirašyta paraiška siunčiama Excel formatu, kitaip niekaip nekonvertuojam. Paklausimai nesiunčiami ir paraiška atmetama, jei paraiška užpildyta ne lietuvių kalba arba netinkamos formos. Dar kartą priminam, kad atranką atlieka vietos veiklos grupė, o po to tinkamumą visą vertinimą išlaidų statybos ir viso kito atliks NMA. Konsultacijos teikiamas pas mus biure Gedimino gatvė 55, Kaišiadorys, 2. aukšte, elektroniniu paštu, telefonais nurodytais.
Ir gal turit klausimų, ar pereinam prie sumanių kaimų? Jeigu kažkur, pavyzdžiui, nežinau, kažką turit idėją ir atrodo nei vienoj priemonėje, apie kurias pradžioj kalbėjom, jūsų idėja ten netinka, tai yra dar viena galimybė sumanieji tiksliau kaimai, kur paramos suma yra didesnė iki 200 000. Ir čia yra kaip skėtinis projektas. Mums pateikia maži projektukai VVG, o mes VVG atskirai teikiam paraišką nacionaliniai mokėjimo agentūrai sumaniųjų kaimų ir gaunam finansavimą ir ta maksimali mūsų tos didžiosios paraiškos vertė gali būti iki 500 000. Tai realiai jeigu 200 000, tai 2-3 projektai gali būti po to skėčiu arba ten daug mažesnių. Paramos intensyvumas yra šiek tiek kitoks, iki 85 socialinio verslo, bendruomeninio verslo atveju, iki 65, čia tokia yra naujovė. Jeigu tai yra nepelno projektas skirtas vietos bendruomenės atsparumui didinti. Čia būtent tom visom nenumatytiem atvejam ir priedangom visokiom įrengti. Iki 65% privataus verslo pobūdžio, čia gali privatus verslas teikti, ir iki 40%, lygiai tokia pati priemonė, kad didinamas viešųjų paslaugų prieinamumas, kaip ir dabar yra infrastruktūrinė, ir tokie gali teikti. Galimi paramos gavėjai yra fiziniai asmenys virš 18 metų, vieši ir privatus juridiniai, savivaldybių administracijos, jų įstaigos, mokslo ir mokymo įstaigos, ūkininkai. Turi būti pasirenkama visa, čia gana sudėtingas procesas, nes mums turi pateikti paraiškas, kurios yra tarpusavyje kažkaip susijos ir siekia bendro tikslo. Ir atitinka vieną iš strategijos sumanaus kaimo temų, o ta tema gali būti vietos ekonomika, įtrauki vietos infrastruktūra ir paslaugos, sumanios vietos bendruomenės arba aplinkos apsauga ir klimato kitos pokyčių švelninimas. Tai tos temos visos labai gražios atrodo. Nes ir pateikiau tą prašymą, kad strategija kuriama kaip socialinė ekonominė sistema, kurios vystymusi suinteresuoti vietos gyventojai, siekdami padidinti patrauklumą ir kokybę, remdamėsi vietos stipriosiom pusėm ir galimybėm, užtikrindami kuo platesnį gyventojų įsitraukimą, naudodamis skaitmeninės ir kitas technologijas, priima ir gyvenime inovatyvus į sisteminius pokyčius orientuotus sprendimus, grindžiančius bendrų poreikių supratimu ir veiksmų seka nukreipta ieško specifinį vietos ciklą. Tai reiškia, kad visi tie projektai turi siekti bendro kažkokio vienas kitą papildyti ir siekti to tikslo. Paskutinis variantas. Ar mes turim strategiją, o sumanieji kaimai neturim strategijos, bet jūs teikiam projektus ir mes iš jų padarysim strategiją. Tai kadangi mes tą savo didelį projektą turim pateikti iki lapkričio 28, yra kvietimas. Tai mes galvojam, kad planuosim paraiškų surinkimą nuo spalio 10 iki lapkričio 10 ir informacinį padarysim spalio 13 dieną, kur detaliau viską prašysim. Tai nežinau, kviesim į tą informacinį ir galbūt tam informaciniam kažkaip tas, kas ateis su idėjom ir rasim kažkokių bendrų taškų ir rakursų, kaip čia mes galėtume iš tų kelių projektų, kas nori daryti, čia kaip, nežinau, kokį galim pavyzdį pateikti, kažkur kažką sutvarkau, kažkur atsiranda verslas teikia maitinimą, kažkur dar bendruomenė daro edukaciją ten pat ir mes taip visi ratu gražiai kažkokio ir gyvenam. Tai gali būti vienoj vietovėje, tai gali būti vienam kaime, kitam kaime ir kažkaip susijungiam, padėk pas mus žygį iki kitą kaimą, ar ne, ten kažkur ten gausi kažkokią paslaugą. Tai labai platu. Todėl reikalingos idėjos. Jūsų klausimai yra laukiami. Taip čia viskas sudėtinga, laukti pavasario. Yra paraiška, imkite ir pildykite. Ir kas neaišku, užsukite, klauskite, rašykite, skambinkite. Visada esame ir patogių ir vietoj pasiekime. Aš papasakojau, kas taikoma visiems. O dabar infrastruktūrinė.
biškai kitaip, minkštiem, daug kas netaikoma, kas su nekilnojimu turtu, nors minkštiem, kuriem turėjom, paprašė, renginius vykdė, kur vykdė, kaip valdė tą vietą. Nu buvo, bet čia toks perteklinis buvo reikalavimas, kurio taisyklėse nėra ir paprašė, kad organizavo kažkokią bendruomenę kažkur renginį, kažkokio lauko, kodėl jūs ten, kaip jūs ten galėjot vykdyti, kažką vykdyti. Kad jie atiduoda pinigus kažkokiai kaviniai ar salei, už kurią sumokate, jiems klausimų nekyla. Bet jeigu kažkas tai leidžia už ačiū pasinaudoti plotu, ar laukia, kaip jums ten leido? Ką dar sakėm, paminėsim, kad jeigu minkštuose nusimatėt kažkokį renginį, tai labai vertinkit savo visą tą dienos darbotvarkę. Nes buvo atvejis, kai, pavyzdžiui, buvo numatytos mišios ir moderatorius, ten, pavyzdžiui, 8 valandom ir neskyrė moderatoriui, nes per mišias moderatoriaus nereikia. Nu, ten vos neišminusavo tą valandą. Kraštiečių šventės. Pasininti. Tada iš tikrųjų šventė ir sakyt. Nu, ir masė galvoja, kad mišios tai, žodžiu, netinkamos. Nors visi sako, kad būkim kaip ten ne prieš religiją, ne prieš rasę, ne prieš, žodžiu, lygias galimybės, o išminusavo iš tikrųjų, dar. Tai